Ar pamenate, kai vaikystėje ar paauglystėje viskas atrodė geriau? Maistas buvo skanesnės, vasaros ilgesnės, o žaidimai su draugais buvo tiesiog nuostabiausia dienos dalis. Kai sakau šiuos sakinius, man iš karto kyla mintys, kai vaikystėje su draugėm bėgdavau į Hekorną, pirkdavau pigiausių ledų už 10 centų ir taip pat ėjom ant turniko, kuris buvo tiesiog stulpas kilimam. O dabar pripažinkite, kiek kartų per pastaruosius metus esate pagalvoję. Anksčiau viskas buvo paprasčiau ir geriau. Arba kaip pasiilgau to momento. Bet kas, jeigu aš jums dabar pasakysiu, kad jūsų smegenys tiesiog paėmė ir suretušavo jūsų prisiminimus. Ir kad praeitis, kurios ilgitės, iš tikrųjų net neegzistavo. Šiandien aš apžvelgsiu vieną keisčiausių ir įdomiausių smegenų būsenų. Sužinosite, kodėl 17 amžiuje dėl šio dalyko kareiviai mirdavo. Kaip smegenys gamina keistą hormonų kokteilį, kuris leidžia taip jaustis. Ir kodėl nostalgija dabar yra tavo smegenų gynybos mechanizmas, kuris tiesiog gelbėja nuo viso šito šiandieninio chaoso. Pakalbėkime apie istoriją. Šiandien nostalgija mums reiškia šiltus prisiminimus, pavyzdžiui, klausantis senos dainos. Tačiau ar žinojot, kad prieš kelias šimtus metų jūs būtumėte dėl to patekę į ligoninę? 1688 metais šveicarų medicinos studentas Johannes Hofer sujungė du graikiškus žodžius – nostos grįžimas namo ir algos – skausmas. Jis aprašė labai keistą ligą, kurią sirgo šveicarų kariai tarnaudami kitoje šalyje. Jie puldavo į gilią depresiją, karščiuodavo, jiems sutrikdavo širdies ritmas, o daktarai net galvojo, kad dėl to jie gali mirti. Ir medikai teigia, kad visas šitas dalykas buvo dėl to, nes Alpėse buvo karvės, kurios turėjo skambaliukus ir kurių skambaliukai atnešdavo fizinį skausmą ausų būgneliams ir smegenims. Tai galiausiai medikai suprato, kad geriausias vaistas yra tiesiog grįžti namo. Nes gavę leidimą grįžti į savo kaimus, kareiviai tiesiog magiškai pasveikdavo ir nebebuvo širdies sutrikimų, nebebuvo jokių rimtų ligų ir viskas buvo nuostabu. Bet čia ir kilo problema, nes įsivaizduok, tu esi vadas ir tavo kareiviai suserga todėl, nes nori grįžti namo ir išgerti šilto pieno. Dėl to vadai ėmėsi kraštutinumų. Prancūzijos revoliucijos metu daktarai pasakė, nostalgija yra išdavikų ir silpnavalių liga. O geriausias vaistas nuo jos tiesiog grasinimas arba sunkus fizinis darbas, kad žmonės tiesiog negalvotų apie namus. Būtent čia medicina pirmą kartą ir susidūrė su paslaptimi. Kaip mintis ir jausmas gali taip stipriai valdyti žmogaus kūną. Suvokimas, kad tai nėra fizinių organų liga, o kažkoks vidinis jausmas, buvo labai didelė problema, nes niekas nežinojo, ką tai reiškia. Pabandykim viską išnarplioti, kuo įmanoma paprasčiau ir kad mes su tavim suprastumėm, kas yra nostalgija, kodėl jinai taip stipriai paima. Mano atveju kalbėsiu apie stovyklą, o jūs galite interpretuoti savaip. Visų pirma, kodėl tu jautiesi įstrigęs ir negali išlipti. Įsivaizduok, kad tavo smegenys turi du režimus. Saugus filmas, tai praeitis, ir tiesioginė transliacija. Tai dabartis. Dabar viskas yra labai sunku, reikalauja daug jėgų, daug visko daryti reikia galvoti apie ateitį, o tada viskas buvo paprasta. Tu jau žinai visą siužetą, tau nereikia nieko galvoti, tu tiesiog žinai, kad ten buvo gerai. Kai dabartis tampa bent šiek tiek pilkesnė arba sunkesnė, tavo smegenys tiesiog perjungia tave į tą žinoma jau filmą, nes ten buvo tiesiog patogu. Tai tarsi kažkoks šiltas megztinis, kurį užsidedi ir viskas gerai. Skaudi, bet išlaisvinanti tiesa. Tu nori grįžti ne į patį momentą, o į laiką. Tu pas labai aiškiai pasakai, aš žinau, kad ten buvo labai gerai, bet dabar negrįžčiau, todėl nes dabar taip pat nebūtų. Ir tu visiškai teisus. Šiandien, jeigu tave dabar kažkas nors paimtų ir įmestų į tą momentą, tu jau nebebūtum toks. Tu būtum brandesnis, žmonės nebūtų tokie, tu norėtum išgyventi tą momentą, kur buvo praeity, o negyventi naują momentą. Tikroji paslaptis, tu pasiilgai ne konkrečios vietos, o to laiko, kai buvo viskas nerūpestingai gerai, viskas šilta. Taigi, kaip nustoti gyventi praeitimi ir pamilti dabartį?
Kaip išmokti mėgautis tuo, kas yra dabar ir neatsigręžti į praeitį su liūdesiu. Leisk tam momentui likti aukso medaliu. Nereikia kovoti su prisiminimais arba pykti dėl to, nes tu taip galvoji. Reikia tiesiog savo pasakyti. Stovykla buvo nuostabus mano gyvenimo etapas. Aš džiaugiuosi, kad tai patyriau, nes kai kurie žmonės niekada gyvenime nėra jautę nieko panašaus. Žiūrėk taip kaip į puikų etapą savo gyvenime ir žinok, kad tai gali pasikartoti. Toks jausmas gali pasikartoti. Dabartis taps geresnė, kai pradėsi kurti naujus prisiminimus. Nostalgija karaliauja tada, kai dabartyje vyksta neįdomus dalykai. Pradėk daryti kažką keisto, kažką drąsaus, sidequesting, nes jeigu tavo dienos vienodos, tai naujų prisiminimų tiesiog nebebus. O kai pradėsi daryti naujus, tuos keistus, drąsius dalykus, tavo smegenys turės naujų emocijų ir po keliarių metų tu atsisuksi atgal ir žiūrėsi į dabartinį momentą, taip kaip žiūri dabar į tą dar praeitą momentą. O dabar pakalbėkime apie neurobiologiją. Tai kasgi vyksta iš tikrųjų mūsų galvoje, kai mūsų užklupsta nostalgija. Tai vienas sunkiausių jausmų, todėl nes tai nėra nei džiaugsmas, nei liūdesys. Tai yra 4 sistemos tavo smegenyse. Pirmas dalykas – hipokampas. Tai tarsi archyvas, kuris ištraukia prisiminimą. Antras dalykas – prefrontalinė žievė. Dalykas, kuris sujungia dabartinį aš su praeities aš. Trečias dalykas – juostinė žievė, kuri balansuoja emocijas, ir atlygio sistema, kuri išsvaido visą dopaminą. Tai veikia kaip orkestras. Jūsų smegenys tuo pačiu gamina dopaminą, malonumą, oksitociną, ryšio jausmą ir endorfinus. Ir čia prasideda įdomiausia dalis. Ar žinojote, kad nostalgija veikia kaip natūralus vaistas nuo skausmo? Tyrimai rodo, kad žmonės atsimindami savo šiltus praeities momentus turi didesnį skausmo slenkstį. Bet palaukite, jei ši būsena tokia nuostabi, kodėl jaučiu skausmą širdį? Štai ir didžioji paslaptis. Mūsų smegenys mums meluoja. Psichologijoje tai vadinama rožinė retrospekcija. Mūsų mintys sudarytos taip, kad visi blogi dalykai kaip nuobodulys, pyktis, liūdesys išsitrina pirmiau, o lieka tik tai tie visi geri dalykai. Atsimenate tuos mokyklos, studijų, atostogų laikus? Jūsų smegenys ištrynė tuos momentus, kai 3 valandas stovėjot kamštyje, kai pykote su antra puse ar kai negalėjote įpirkti maisto. Bet paliko tuos momentus, kai naktį važinėjot greitkelyje, kai deginotės prie ežeriuko ir kai valgėt skaniausią vakarienę. Maža to, psichoanalizė teigia, kad mūsų vaikystės prisiminimai yra prisiminimai. Tai mes atsimenam ne patį momentą, o tą kartą, kai mes galvojom apie tą momentą. Tai tarsi kopijos kopija. Gerai, pažiūrėkime į šiandieną. Kodėl Gen Z ir milenialai taip nori grįžti į 2000-uosius, 90-uosius metus, kai Gen Z net nebuvo tada gimę? Yra 3 pagrindinės priežastys. Pirmas – smegenų skydas nuo chaoso. Nostalgija ateina tada, kai jaučiame nesaugumą. Karai, ekonominės krizės, dirbtinis intelektas, per daug greitai einanti informacija, o praeitį viskas buvo paprasčiau, nieko tokio nebuvo. Greičio iliuzija. Mūsų laiko suvokimas priklauso nuo pokyčių kiekio. Tai per 20 metų kosmiškai šoko technologijos ir mums atrodo, kad 2000-ieji buvo labai seniai. Trečias, mes ilgimės ne daiktų, o jausmo. Kai pamatote seną Nokia telefoną arba seną žaidimą, jūs pasiilgot ne tiesiog prietaiso, o jausmo, kurį jis suteikia. Viena istorikė išskyrė 2 nostalgijos tipus. Restauruojančią nostalgiją, kai žmogus tiesiog įstrigo praeityje ir negali grįžti, nori gyventi tik praeitim ir galvoja, kad dabarty nebus nieko panašaus. Arba refleksyvią nostalgiją, kai žmogus pažiūri ir žino, kad viskas yra gerai. Grįžta atgal ir nusišypso savo praeičiai, nes žino, kad gali pasijausti taip, kaip jautėsi seniau. Nostalgija nėra bėgimas nuo realybės, tai evoliucinis mechanizmas, kuris primena, jei buvai laimingas ir kurį ryšį tada, tu gali tai padaryti ir dabar. Todėl kitą kartą, kai paklausysi senos dainos ir pajausi tą šiurpuliuką arba skausmo krūtinėje, nebėk nuo jo. Žinok,
kad tai tavo smegenys davė tau nemokamą dopamino dozę. O tada paklausk savęs, kokių pojūčių iš praeities man trūksta šiandien ir kaip galiu juos sukurti dabar. Na, o tu parašyk komentaruose, koks tavo didžiausias prisiminimas ir ar tau patiko šis video. Jeigu taip, laukiu laiko. Ate.